Ar žinojot, kad priežastis, kodėl nebuvo išleistas Half-Life 3 žaidimas, yra ta, kad pagrindinis žaidimo herojus Gordonas Freemanas iškeliavo į Černobylio zoną ir ten sutiko savo galą? Na okei, gal ir nebuvo čia tikroji priežastis, bet vis tiek čia yra geras easter eggas Stalker žaidime, kuris buvo panaudotas 2 kartus ir net turi tęstinumą. Jei pirmame Stalker žaidime nueisite į tunelį prie Rostoko, netoli sudužusio mokslininkų sraigtasparnio, tai rasite ten žmogelio vardu Freeman kūną, kuris turi galingą pistoletą ir užrašus. Juose jis yra parašęs, kad po Black Mesa ir miestelio Rusijoje jis buvo išsiųstas į Ukrainą. Na, o antroje Stalker dalyje, kuri buvo išleista 15 metų po pirmos, nuėjus į tą pačią vietą, galima surasti jau suirusi Gordono kūną. Ir kad tai jis galima suprasti iš to, kad prie jo mėtosi jo legendinis laužtuvas. Man patinka, kad išleidę antrąją žaidimo dalį žaidimo kūrėjai ne tik paliko tą patį easter eggą, bet ir parodė, kad kūnas suiro. Nes juk tarp pirmos ir antros žaidimo dalies, palei istoriją, praėjo bent 10-metis. Jau esu tai sakęs anksčiau, bet galiu ir pasikartoti, kad tokie paslėpti kitų žaidimų ar filmų elementai man visada patiko. Tikiuosi, kad jie ir jums patinka ir dėl to paliksite šiam video laiką. O jei nenorit nusibaigti kaip vargšelis Gordonas, tai sekit šį kanalą.